Optinis įrenginys tikrai labai reikalingas kompiuterio komponentas. Neapsieisime be jo, jei norėsime pažiūrėti filmą ar pasiklausyti muzikos nusipirkus kompaktinį diską iš parduotuvės. Daug kas vis dar mėgsta laikyti svarbius dokumentus DVD ar CD diskuose. Tai nėra blogai, bet turite žinoti, kad ir nenaudojant šių diskų informacija gali tiesiog dingti. Todėl patartina jums svarbius dokumentus laikyti keliose išorinėse talpose. Kai sugenda optinis įrenginys, nesvarbu ar tai stacionariame kompiuteryje ar nešiojame, nebijokite kreiptis į kompiuterių servizą. Jų remontas ar pakeitimas naujų nėra brangus. Atminties kortelė kartais vadinama flash. Tai kortelės formos skaitmeninių duomenų laikmena, naudojama duomenims kaupti bei perkelti skaitmeniniuose fotoaparatuose, muzikos grotuvuose, kompiuteriuose. USB atmintukas – puslaidininkė keičiama informacijos laikmena, į kurią duomenys įrašomi arba skaitomi blokais, panašiai kaip diske. Priešingai nei laikinoje atmintinėje, duomenys USB atmintuke išlieka ir atjungus jį nuo kompiuterio. Naudojimas duomenims tarp kompiuterio perkelti dabartiniu metu visiškai pakeitė seniau naudotus lanksčiuosius magnetinius diskelius. Taip pat vis dažniau naudojamas vietoj daugkartinio įrašymo optinių laikmenų CD, DVD. Prie kompiuterio jungiamas per universaliąją magistralę, įstatomi mygtukai į jos jungties lizdą. Stambusis diskas duomenų saugojimo įrenginys, priešingai nei laikinoje atmintinėje, duomenys centriniame diske išlieka ir išjungus elektros srovę. Stambusis diskas susideda iš kietų diskų padengtų magnetinė danga magnetinių galvučių. Kitos elektroninės įrangos reguliuojančios kontrolierio sujungtų į vieną įtaisą dažniausiai naudojami vidiniai standieji diskai, kaip kompiuterio ar kito įrenginio dalys, nors būna ir išorinių. Išoriniai diskai su kompiuteriu dažniausiai jungiami USB sąsajomis.